Sveiki, trečias mano podcastas, šį kartą iš Turkijos. Atostogauju, tai ką čia galima geriausiai nuveikti, tikriausiai rašyti podcastą. Aš taip šaržuoju, bet iš tiesų visai patiko man. Tai šiandien norėčiau pašnekėti apie mūsų santykius su Baltarusija, balionų krizę ir kas čia vyksta. Bet pradėti norėčiau nuo mūsų premjerės Ingos Ruginienės. Iš tikriausiai bus visai toks teigiamas reportažas apie jos šią veiklą, nes iš tiesų mūsų ekonomikoje dabar ar mūsų toj politikai matot, vyksta daugybė visokių ten tų fronto linijų, kur mūsų dabartinė dauguma kovoja, patys atsidarė tus frontus, patys kovoja, patys skundžiasi, bet santykiai su Baltarusija visgi tai nebuvo jų čia pasirinkimas, tai iš esmės jau ta pati balionų krizė. Jinai egzistavo prieš 3 metus, jau prasidėjo prieš kelius metus, prieš 18 vyriausybės nebuvo sprendžiama, 19 nebuvo sprendžiama ir dabar prieš tos vyriausybės nebūtų buvusi sprendžiama, jeigu net tie lėktuvų skrydžių sutrikdymai, kur daugybė pasipiktinusių klientų ir dėl pačio saugumo jau lėmė vyriausybės sprendimą įsikišti, nors tai, kad pinigai nepasiekdavo biudžeto dėka kontrabandos, mes turėjom didžiulį nuostolį, tai niekam nebuvo įdomu. Tai dėja, taip yra, įsitraukiam tada, kai jau yra dėl visai kitų priežasčių. Taigi, čionais, bet grįžtant prie mūsų premjerės, kaip aš trumpai taip truputį priešistorę, kaip aš įsivaizduoju, tikrai nemanau, kad jinai yra kažkieno ten gali kažkas ten įtaką daryti, ar jinai kažkieno ten valdoma, kaip ten visokių tokių minčių buvo. Tai tikrai žmogus tam besiruošęs, tikrai su ambicija, norėjęs ateiti šitą poziciją, dabar jis ten tvarkosi taip, kaip sugeba, taip, kaip išmano ir aš tik įsivaizduoju, kad truputį kitaip įsivaizdavo tą darbą, labiau apie pinigų dalinimą, apie tų pensijų didinimą, visų išmokų didinimą, tikriausiai ne apie kažkokius struktūrinius pokyčius, o labiau kaip Vilijos ten tą vaizdą matė, kur čia padalini kažką, dar gerų žodžių paminė, ten panuramini ir tiesiog toks visi tave mylėsi. Ir toks gyveni visai fainai gyvenimą. Tai idėja taip nėra, matome, kad čia krizė po krizės ir tikriausiai geriausiai matosi, socdemai pirmą kartą gavo krizinių laikotarpio pavaldyti. Taigi turint tokią situaciją, tai kas tie patys balionai sustabdė skrydžius, kažką turėjo vyriausybė daryti. Didžiulis spaudimas, uždarom tą sieną. Siena uždaryta, viskas, priėmė tą sprendimą, kas iš tiesų maloniai mane labai nustebino, kad iš esmės tokį ryžtingą sprendimą net mėnesių, ne savaitę, ne 3 dienom, mėnesių, įkalė, aišku, tai tam terminą turėjo būti, tas mėnesis net būtinai turėjo kažkokį terminą nurodyti, bet panašu, kad čia be to mėnesio neplanuoja atidaryti. Tai dabar, iš esmės, iš kiekvienos krizės mes turėtume išeiti sustiprėję, iš tos aš matau tikrai išeisim ir jau matau dėl 2 dalykų. Vienas, tai kad kaip mes ir atėjome iš tą krizę, tiesiog kiekviena institucija gyveno savo gyvenimą, ten muitinė kažką sugaudydavo, bet net neįsivaizduodavo, kiek tų balionų įskrenda, kariuomenė žinodavo, kiek įskrenda, bet neįsivaizduodavo, kiek jų būdavo pagaudoma. Ta prasme, ten kiek krizių centras mūsų pakomentuotų galėdavo visą tai, kas vyksta ar nevyksta. Iš esmės nebuvo to, kas visą vaizdą matytų. Ir dabar jau ką mes matom ir ką privertė padaryti tos institucijos, įkurti ten tą jungtinį jų ten koordinavimo štabą, ar ten kaip jis vadinasi, iš esmės, kurio užduotis jau būtų bendrom jėgom spręsti šitą, nes tai turi būti bendrom jėgom sprendžiama, nes būtent ir atėjom iš tą krizę, kad nieks bendrom jėgom to nesprendė. Tai toks iš esmės ir aš tikiu, kad čia ne tik šitą išspręs, bet ir plačiau į tą kontrabandą pažiūrės ir tai, kas vyksta pasienyje. Ir manau, kad tikrai bus žymiai geriau po to, kai viskas baigsis. Ir kitas dalykas, tai yra tai, ką ekonomikos ministerija padarė, kur milijono tą planą paskelbė, milijono skirs dronų numušimo programom, ne dronų, iš tų balionų numušimo programom. Dabar jau po paskutinio susitikimo liko 300 000 iš tų milijono, 3 laimėtojus atrinks. Bet ką iš tiesų jie padarė, kokį didžiausią pokytį, aš nemanau, kad net jie patys supranta, ką jie padarė, tokio gero, bet aš galiu papasakoti, ką jie gero padarė. Tai jeigu iki tol mes visas programos, kur turėjome ir dalindavom tos pinigus, ekonomikos ministerija dalindavo ten jos remintis absoliučiai nominaliais kriterijais. Ten, koks įmonės amžius, ar ne čia Vilniaus regione, ar ne Vilniaus, ten kažkokie tenais dar, nežinau, ką ten kažkokie, ar turi ten kažkokį ten pas save darbuotoją su kažkokiam ten patirtim, kur visos įmonės tą patį nusisamdo žmogui ten po 0,1 etato. Finale viskas lemdavo tik tai, kiek tų savo pinigų įdėsi. Daugumoje tų programų, tai pagrindinis kriterijus, kiek savo pinigų įdėsi. Tai iš esmės nemaža dalis tų programų buvo skirta naujam verslui ir vis tiek, kiek tu savo pinigų įdėsi. Tai kas būdavo, tai tiesiog seni verslai, kurie savo kažkokią ten įmonėlę, įmeta pinigų, pasiema tos pinigus ir tiesiog pelną pasididina. Bet čia geriausiu atveju, ten blogiausiu tiesiog kažkas įsisavina ir nieko nepadaro iš viso. O dabar į ką mes ateinam, į tai, kad tai ekspertai vertins. Ir
aš net ir su ekonomikos ministerijais atsimenu ir siūliau vieną tą, kai buvo tokia inovatyvi programa, ten dalino tos startuoliam pinigus, siūliau, kad sukvieskime ekspertus iš tų fondų, iš tų, kas domisi, geriausius, gabiausius žmonės ir tegu jie dalino tos pinigus. Tai tiesiog, nes dabar mes absoliučiai nevertinam, kas per komandą, koks šansas, kad ta komanda įgyvendins. Tokių kriterijų nėra, yra tik tai vienas. Ir kas ant kiek tų pinigų realiai įdėjo. Ir iš esmės, ką mes turim, kad ir atsimenu ekonomikos ministerija man sako, bet tai tada, o jeigu ten kreipsis į teismą tie, kas negavo pinigų, mes neturėsim kažkokių aiškių kriterijų, ir ten pralošim tą teismą ar dar kažką ten, ta prasme, ir sakau, tai ir gerai, jeigu kreipsis į teismą, tai super, tai reiškia, jie tikrai dėl tų pinigų atėjo, mes teisingai padarėm, kad jiem nedavėm. Jie galvoja, kad aš juokauju čia, bet aš nelabai juokavau šitoje vietoje. Tai iš esmės viskas buvo pastatyta ant tokių, pinigai svarbu išdalinti ten, bet kaip, tiesiog iš sraigtasparnį išmėto, o dabar ekonomikos ministerija paskyrė iš VRM, atrodo, iš krašto apsaugos ministerijos ir iš ekonomikos ministerijos, tai žmonės, kurie priims sprendimą, jų manimų, kas čia didžiausią šansą turi numušti oro balionus ir ten tos investuoti pinigus. Tai iš esmės precedentas sukurtas ir aš tikiu, kad ateityje visos programos bus tokios, kur ekspertai spręs, kam duotus pinigus, o kam ne. Tai dėkui ekonomikos ministrui naujam už šitą, o dabar grįžkime toliau, tai ką turim, kad ta siena uždaroma. Ir, paėmė uždarė tą sieną. Ir niekas nepagalvojo, aišku, kad tos vilkikus tie baltarusai paims kaip įkaitus. Neišleis, aš sakys, dabar tai mes kol netidarysit, jų neišleisime. Ir aišku, prieš kelis metus jau buvo panašus momentas, kur jau ten baltarusiai mums grasino, ar ten buvo net draudimai vedė, tai aišku labai trumpai, bet vis tiek jau jie parodė, kad jie šito keliais. Nekaltinu šitos vyriausybės, kad to neįvertino, lygiai taip pat neįvertino ir praėjusi vyriausybė Kinijos, kad boikotavom, ėmėm konfliktą su Kinija, kad Kinai gali ne tik įvesti sankcijas įmonėm, kur dirba Lietuvoje, bet ir tom, kurios dirba su įmonėm Lietuvoje. Tai ta prasme, čia toks, galima buvo suprognozuoti, bet iš tiesų galima buvo ir nesuprognozuoti. Tai dabar kas toliau vyksta, kad dabar spaudžia autoritariniai režimai, dabar yra, kaip jis veikia Baltarusija, jie tiesiog paėmė įkaitis mūsų tos visos linavos vežėjus. Ir ką sako, tiesiog mes nešnekėsim su vyriausybė, mes šnekėsime su jumis. Ir dabar mes jūsų turim visas fūras, vairuotojus, visus krovinius ir kaip įkaitus ir jūs eikit šnekėkit su savo vyriausybė. Ir to pačiu tą patį panašiai padarė ir Lenkam, nes teisingai padarė premjerė, jinai iš karto ir su Latviais ir su Lenkais pašnekėjo, nes tai yra bendra siena su ta pačia Baltarusija ir reikia tokio bendrą sprendimą tikriausiai rodyti, kad mes koordinuojam tos veiksmus, o ne tai, kad vieni uždarė, per kitur važiuoja viskas. Tai ir ką tada tie baltarusai, iš esmės uždaro ir Lenkam ir sako, Lenkų vežėjus taip pat spaudžia, eikit savo vyriausybę šnekėti, kad nešnekėtų su Lietuvos vyriausybė, toks iš esmės spaudimas per verslą. Mūsų visas verslas yra paimtas įkaitas. Ir čia toks ir yra, kiek čia dabar, net nežinom, kiek tų fūrų turim iš esmės, suprantat, mes vieni skaičiai, vieni 5000, kiti 2000, sako kažkoks skaičius 1000 tų fūrų. Tai čia toks įrodo, kad informacinis karas ir toks kažkuria prasme, Linavas šantažuoja, spaudžia tą, bando spausti vyriausybę, kad jinai tiesiog kreiptų dėmesį, ko prašo tie baltarusai, kad jų įgyvendintų tų šantažuotojų norus. Vyriausybė laikosi, bet spaus toliau. Bet ką reikia suprasti, kad iš esmės čionais mums gal ir skauda čionais. Ta prasme, tikrai fūros verslas, vairuotojai, aišku tai, kad šitie Linava ir visi jos vežėjai visiškai nevertina tokios rizikos, dirbdami toj rinkoje ir kad tokie skaičiai tų fūrų ten vis dar važinėjo, buvo rūpinamas tik pelnu, čia irgi nemažai pasako apie pačio verslo supratimą tikriausiai. Tai bet dabar mums skaudės čia kažkiek, bet labai nedaug. Bet lyginant su baltarusais, lyginant to pačia Kinija, tenais, irgi viskas stoja, nes logistika iš visų rytų pilnai. Tai jiems, jų vis pas mus ten, jeigu ten kažkiek mes, nežinau, 100 darbuotojų neteks darbo, pas jos tai 1000, pas jos sektoriai neteks viso, pas jos darbo neteks. Tai prasme, ten yra gamyklos, iš esmės, kur gamina, kur pardavimas, visa logistikos grandinė, gamyba, nuvežimas, kažkur išsiuntimas, tai mes tik tarpiniam elemente dalyvaujame, o tenais viskas stoja. Ir ką dar reikia suprasti, kad iš esmės yra trąšas, ten vienas didžiausių tikriausiai eksportų Baltarusijos šiuo metu, kur mes jį esame užboikotavę, užblokavę, tai jie šiuo metu veda tas ir pačias, kaip girdime, dėrybas su Amerika, kad čia, ta prasme, kad mes norime atsikabinti nuo tos Rusijos, čia leiskit mums čia kažką prekiauti ir Amerika ten lyg ir sankcijas, kažkokiem lėktuvom jų nuėmė. Bet čia šitas signalas irgi toks yra, kur mes iš viso ne tai, kad einam link mes palengvinimų kažkokiu, mes iš viso dar pasunkinam viską, einame link blokavimo kažkokio. Tai
Tai reiškia, kad net jeigu Amerika kažką daro, mes to prasme visai kitą pusę einam. Ir aš įsivaizduoju Ameriką, ką ten ir sakė Lukašenka, kad ten Amerika jiems liepia mūsų atsiprašyti, kad Amerika klausė, kas čia vyksta, mes sakom, va, tokie reikalai, nieko negalim padaryti, mes tik taip mokam spręsti reikalus. Matyt, Amerika spaudžia tos pačius Baltarusus tikrai spaus Kinai, kurie sakys, palauk, čia kažkaip boliunėliai, kas čia buvo ir mūsų čia visa logistika dabar stoja, čia kebra, prašom tvarkytis. Ir tikrai nemanau, kad čia Kinai ilgai irgi žiūrės, kas čia vyksta ir kaip čia viskas stovi. Ir tuo pačiu irgi, ką mes ir girdim iš vyriausybės, jo iš to paties kandidato į krašto apsaugos ministrus, kad čia dar su geležinkeliais verta būtų pašnekėti, nes atsiminkit, kad geležinkelių transportas, tai dar kroviniai visi juda toliau sėkmingai į tos rytus, į tos vakarus pas mus iš rytų. Ir tiesiog kodėl jie juda, nes geležinkeliai kaip atskira respublika, irgi kaip ir tos valstybės institucijos kiekviena tik savo kiemą matė, taip ir geležinkeliai mato tus krovinius, mato pelną, mato matyt bonusus už tą pelną, bet tai, kad čia viso paveikslo, jie čia nelabai jiems įdomu jis yra. Tačiau premjerės bus darbas parodyti tą visą paveikslą Lietuvos geležinkeliam, kad galbūt verta čionais ir pagalvoti apie pačių krovinių sustabdymą iš Baltarusių, kurie dar vis juda per mūsų šalį. Tai mes tų kozirių dar turim, jie jau viską išnaudojo, jau viską, ką turėjo, tą parodė. Ir ką darė, kuo jie labiau tas mūsų vežėjus spaus, tie baltarusai, tuo labiau tai matysis, kad, ta prasme, tai čia dar blogiau jie savo darys, nes iš esmės, kodėl jie irgi spaudžia tas mūsų vežėjas, tas Lukašenka irgi istorija, kaip bachūras turi pasirodyti. Jisai negali čia taip parodyti, kad čia gali kažkas čia taip stumdyti, bet dabar kuo labiau kuo didesnės nesąmonės daro su mūsų vežėjais, tai po to, kai ta siena galbūt ir atsidarys, jau visi, čia nieks nebenori, jisai kvies važiuoti, bet nelabai kas norės čia važiuoti, matydami, kaip čia gali viskas baigtis. Tai toks, iš esmės, mes tų dar argumentų turim daug ir dabar, kas yra iš tiesų ironiška, kad iš esmės dabartinė vyriausybė vykdo 18 vyriausybės politiką, arba gal net pasakyčiau Landsbergio politiką, kad su diktatūrom nereikia tiesiog turėti ekonominių santykių. Viskas. Taip yra šitam pasaulyje, nes jame labai paprastas taisyklės. Demokratijos yra diktatūros. Ir kuo demokratijos turės didesnius apyvartas ar ekonominius santykius su diktatūrom, tai bus tik iliuzija, kad čia kažkokios pajamos, pelnai ar kažkas dar. Tai yra tiesiog, iš esmės, tai yra kiek mes atiduosim įkaitų diktatūrom, kai kažkada pateksim į kažkokį momentą, pavyzdžiui, kaip dabar, kiek jos tada svertų turės spausti mūsų vyriausybę, mūsų visuomenę, mūsų verslą. Ir klausimas, ar tikrai mes būtumėm laisva valstybė, turėdami didžiulį santykį su ekonominį santykį su diktatūrom. Ir tikrai nemanau. Tiesiog taip veikia tas pasaulis ir panašu, kad į tą vis labiau ateisim tą momentą, kad su diktatūrom kaina bus tik iliuzija, kad čia dabar užsidirbam, bet reali kaina pasimatys kažkam nutikus, kurios pradės mūsų spausti ir mes tada tuo metu suprasim, į kokią krizę mes galime ateiti. Tai tikrai aš nenoriu pasidžiaugti, kad šita vyriausybė galbūt ne visai savo norų, bet atėjo į tą patį momentą, kai 18 vyriausybė savo norų buvo atėjusi ir ta politika nesikeis. Ir iš tiesų ties ekonominės mūsų apyvartos su diktatūrom tiesiog mažės. Tai tikrai dėl to yra džiugu. Ir kas dar yra, kad tikriausiai pabaigai, tai pati premjerė, kažkada prieš dar tampant, matyti premjerė, ką jinai apie save sakė, kad aš tiesiog nekenčiu. Aš, į bet kokį spaudimą, į bet kokį bandymą šantažuoti mane, aš atsakau, aš atvirkščiai kaip tik ten, tada tikrai nenusileidžiu, nepasiduodu. Kaip iš tiesų yra, tai čia tikriausiai yra gera proga pasižiūrėti, nes čia šantažas ir spaudimas, čia viskas eis į trasą ir tikrai bus testuojama tikriausiai pilna apimti mūsų vyriausybės vadovė ir pati vyriausybė. Ir tikiuosi, kad bent šitam fronte, kuris tikriausiai, kad ir kaip vidaus ten ta politika yra svarbu, bet čia yra dar svarbiau. Tai kaip mes šiandien atrodysime, kokie toliau bus visi sprendimai priimami remiantis tuo, kaip mes elgsimės, tai matyti čia stipriai lems dabar šitas ir kitas mėnesis, kaip mes atstovėsim, kaip mes tą visą šitą klausimą išspręsim. Tai norėčiau palinkėti pabaigai šiai vyriausybei tiesiog čionais laikytis tvirtai, įsivertinti, kad taip bus kažkokių nuostolių ir nors rinkėjams daug pažadėta ir šis biudžetas ir taip visas dreba juda, bet ir galbūt dar net tas surinkimas jo kažkiek kris, bet ilgoje perspektyvoje atstovėjus šitą vietą išlošim visi ir vyriausybė, ir piliečiai, ir būsimos vyriausybės. Taigi, dėkui ir iki kitų kartų.